Aš manau, kad tie atsiradę greitieji maršrutai yra labai naudingi ir kai tenka važiuoti, tai esu ne kartą pajutęs, kad tas greitis yra kur kas didesnis nuo vienos stotelės iki kitos. Dažnai tenka važinėti dviračių po Vilniaus miestą, tai yra tikrai nemažai ir dviračių takų, bet būtų noras, kad jų nuolatos dar daugėtų. Esu už tai, kad kuo daugiau važinėjančių automobiliais persėstų viešai transportą ir iš tikrųjų sudarytų žymiai mažiau problemų visiems transporto eismo dalyviams. Man imponuoja tramvajus idėja. Norėčiau pamatyti, kaip jis atrodytų čia Vilniuje, kiek reikėtų pertvarkyti miestą. Ir aš manau, kad tai pasitarnautų mums. Ką aš manau, ką reikėtų daryti, tai tiesiog šiek tiek irgi bandyti sukelti tokį konfliktą galbūt tarp vairuotojų, kad reiškia galbūt arba dar labiau apmokestinti parkavimo vietas miesto centre, arba jas tiesiog galbūt panaikinti kažkokią zoną, arba vėlgi taip pat kaip ir kitose valstybėse Europos įvesti kažkokį įvažiavimo mokestį, kuris tiesiog žmonės galbūt priverstų persėsti į viešąjį transportą. Bet žinoma, negalima žmonių versti sėsti į viešąjį transportą, kuris nėra iki galo pilnai išvystytas. Tai tam turėtų būti skiriamos ir lėšos, nežinoma, be jų nieko negalėsime įgyvendinti. Tai galbūt šiek tiek ilgalaikėje perspektyvoje reikėtų pradėti naujinti mūsų viešojo transporto parką, nes kiek žinau, tai dabar autobuso metų vidurkis, ta prasme, amžiaus autobusų mūsų yra likti 14 metų, o troleibusų netgi 18. Neseniai atvažiavau į Vilnių, persikėliau gyventi ir tiesą pasakius viešuoju transportu naudojuosi kasdieną, tačiau dažniausiai naudojuosi greitaisiais autobusais. Na, iš tiesų, neįvertinti reformos pasiekimų būtų neteisinga, bet aš kaip sakau, reforma buvo per mažai radikali, per mažos apimties ir pakankamai nenuosekli. Todėl dar yra tikrai ilgas kelias, kurį reikia žygiuoti. Tačiau pirmieji, sakykime taip, žingsniai tikrai buvo padaryti teisingai ir nors yra nepasitenkinimo tam tikro, kurį išreiškia keleiviai, bet iš esmės žingsniai teisingi, kurie duos ateityje gerą rezultatą. Vilnius yra novatoriškas, Vilnių laikau jaunimo centru ir be abejo Vilnių matau kaip vieną iš veržliausių miestų Lietuvoje. Nuostabus, jaunatviškas, netgi kosmopolitiškas miestas. Vienas iš inovatyviausių miestų, kuris siekia atsinaujinti ir lygintis į Europos lygį.